Pasukomas tiltelis Klaipėdoje iki Antrojo pasaulinio karo vadintas Grandinių tiltu, pastatytas dar 1855 metais, yra unikalus inžinerijos paminklas ir vienintelis veikiantis pasukomas tiltas Lietuvoje. Šis tiltas leidžia laivams įplaukti į Pilies uostą pasukdamas savo vidurinę dalį. Jo konstrukcija yra itin paprasta, bet efektyvi. Pasukimas atliekamas rankiniu būdu naudojant grandines ir mechaninį krumpliaratį. Tam reikia 2 žmonių jėgos. Šis tiltas buvo sukurtas kaip būtinybė prekybai ir transportui siekiant išlaikyti upių navigaciją. 2008–2010 metais jis buvo rekonstruotas ir dabar tilto sukimas atliekamas naudojant mechanizmą, kuris yra labai panašus į originalųjį. Tai ne tik techninė procedūra, bet ir savita istorinė ceremonija, kurią verta pamatyti kiekvienam Klaipėdos lankytojui. Per daugiau nei 160 metų tiltas išlaikė savo funkcionalumą ir tapo reikšmingu miesto simboliu. Jis atspindi praeities technologinį išradingumą ir yra puikus XIX amžiaus inžinerijos pavyzdys. Nepaisant daugybės istorinių išbandymų, įskaitant karus ir ekonominius sunkmečius, tiltas išlieka svarbiu kultūros paveldo objektu ir traukos centru tiek vietos gyventojams, tiek turistams. Norite išgirsti daugiau pasakojimų? Pasekite Aš Klaipėdą.